Gerbiami kolegos, Europos skaitmeninė biblioteka, kaip skelbiama pradinėme komisijos dokumente, remtųsi turtingu Europos paveldu, apjungiančiu daugiakultūrinės ir daugiakalbės aplinkas su pažangiomis technologijomis ir naujais verslo modeliais. Integracijos kontekste tai sveikintinas ir gražus siekis, ambicingas užmojis. Vis dėlto šalia idealių siekių turime išlikti realistai ir būti itin atidūs bei pasirengę priimti iššūkius, kurie neišvengiami šiame procese. Pagrindinės skaitmeninių bibliotekų kūrybos problemos yra universalios, nors ir vadinamos skirtingai. Techninė infrastruktūra, skaitmeninių fondų formavimas, skaitmenizavimas, autorinių teisių identifikavimas, turinio apsauga, dokumentų išsaugojimas. Visi šie klausimai reikalauja plėtros ir esminių sprendimų. Virtualių paslaugų galimybės ir jų įgyvendinimo projektai aktualūs įvairių tipų bibliotekoms, tačiau akivaizdu, kad skaitmeniniai objektai, tokie kaip teksto, vaizdo, garso informacija, tradicinės bibliotininkystės funkcijas papildo kitokiu turiniu. Pavyzdžiui, informacijos prieinamumą tradicinėje bibliotekoje lemia jos darbo laikas, kuris paprastai yra ilgesnis nei kitų visuomenės institucijų. Virtualios bibliotekos atveju prieinamumas yra universalus, nes fizinių bibliotekos durų atskiriančių informaciją nuo vartotojų nebelieka, o prieinamumą garantuoja serverio darbo laikas. Virtualioms paslaugoms projektuoti bibliotekininkai gali naudoti tradicinius įgūdžius ir žinias, bet jų nepakanka. Skaitmeninės bibliotekos yra trečiojo tūkstantmečio reiškinys, todėl reikia numatyti ne tik kokių specifinių žinių reikia šiandien, bet ir kokių reikės ateityje, pasikeitus technologijoms. Konkrečių technologijų išmanymas nėra toks svarbus, nes kiekvienas lankstus, brandus darbuotojas sugebės įgyti darbui būtinų įgūdžių ir patirties. Mano šalyje Lietuvoje įstatymuose yra apibrėžtas Lietuvos paveldo ilgalaikis išsaugojimas pasitelkiant informacinės technologijas. Tačiau ši problema mūsų šalyje dar nėra sprendžiama koordinuojant atminties institucijų, bibliotekų, muziejų ir archyvų veiklą. Kol kas nei Lietuvos, nei užsienio piliečiai negali naudotis visomis elektroninės bibliotekos paslaugomis. Tikiuosi, kad šiandieninis mūsų sprendimas šios procesus paspartins. Ačiū.